Данила? Данила, несономер! Що то Йошкін? Гальпачкин. Gal jau susitvarkom? Šitą, eikite. Sutvarkyti. Eikite, pagalbos turim. Kas čia vyko? Viskas nebejuokinga. Viskas raminamės gerai, nebejuokinga tikrai. Vokit. Alio. Labai reikia, kad pareitų greičiau, gerai? Žinoma. Aha, važiuoju. Aha, ačiū. Pasakiau, baikit. Lau, galim pasikalbėti. Мне не leidai tau paaiškinti. Kodėl manai, kad man rūpi? Aš myliu tave, tai tave minėjau, čia tokia komiška situacija buvo. Tai jos vienas yra. Aš galiu tau viską paaiškinti. Ką tas mentas čia veikia? Čia mano ir Auksės senas draugas. Auksė! Tomai, man dar paskambink man! Traukit, draugė, policijos darbus. Tomai, skambink dabar! Pasirūpink šį kabutę! Sėnė draugas. Prie Ievos kalėjimą nesėdo. Pati prisidirbau, kad nesėdo, tai ačiū jam. Ir iš vis, mums dabar svarbiausia išsiaiškinti, kas nužudė Marių. Aurelijus mums gali padėti.
O jisai irgi mano, kad Noris nužudytas. Aš tiesiog jo paprašiau iš naujo pakelti bylą. O jeigu Auksei grėsia pavojus? O jį turi kas slėpti. Ne, ji nieko nepadarė. Tikėkimės. Nekalbėk taip! Nekelk tono! O šiaip tavo Auksės išvykimas neatrodo įtartinai. Ne. Gerai. Pabandykim truputėlį ramiau pagyvent. Eik pailsėk. Atrodai pavargęs. Eik, eik. Lukas, kas per emergency? Man to čia vieno neužteks. Šitos tai labai nelaiku. Pasižiūrėsiu tave, tai tikrai atlaiku. Bet nelabai matau, kur aš čia galiu padėti. Ne, palauk. Tu liksi pas mane, prašau, man dabar pasilik, mes paliko vaikus, tipo trumpam. Tu pasižiūrėk, kaip demonai viską apvertė aukštyn kojom, matyk čia. Nu, tu labai dideliai nevilti, kad mane pasikviest. Vaikus žiūrėt. Prasme, čia labiau gal Auksės sfera. Nu, aišku, jos dabar nėra, bet... Dabar gali būti tavo sfera. O Sandra? Prašau, tiesiog tu jos kažkaip, nežinau, sudomink, pažaisk su jais, užrakink kokiam nors kitam kambarį, aš išprotėsiu. Varda, žiūrėk, visai tinka muzika. Ir tu su akinukais tokia. Nu jo. Tuoj. Ir vėl jūs. Aš juk jums sakiau, duokit man dar savaitę. Ne, tai aš tai jūs girdžiu, jūs galite mane išgirst. Gerai. Gerai. Viso. Sandra, kas vyksta? Vyksta tai, kad aš bankrutuoju. Sandra, jeigu tau reikia mano pagalbos, tu tik sakyk. Man tiesiog visko yra per daug, žinai. Išėjo dovis iš čia, aš turiu už viską mokėti vieną, aš nebegaliu, Arnai. Ir dar tos pastovios problemos, aš... Gali bent jau tu neapsunkinti visko, prašau. Sandra, aš tau tik siūlau pagalbą. Tik tiek. Aš noriu ir galiu tau padėti. Visų pirma, mes esam tiesiog draugai, tiesa? Tai draugai. Aš tau siūlau tik pagalbą. Visą laiką juk man atverdavai namų duris, išklausydavai, spirdavai man į šikną, kai man reikėdavo. Dabar atėjo laikas man tau padėti. Sandra, aš noriu tau tik geriausia. Tai pasikalbėk su Migle, kuo greičiau. Viena diena, viena problema. Pirma tavoji. Nagi, papasakok viską apie šią fotostudiją, kas vyksta. Pasakok, aš klausau. Tu čia man kaip padedi, slėpiesi? Drauge, tu gali man išsipasakot. Aš tau galiu kažką patart. Galiu suorganizuoti vakarėlį, kurio gyvenime nepamiršiu. Bet čia, žinok, ne mano tema. Sakė Ignas, kad ilgai neužtruks, bet kol jisai grįžo, aš tikrai išprotėsiu.
pažiūrėti. Kaip padirbėjai? Laikas ger šampaną. Tu pilna paslapčių. Kodėl? Tai kaip čia tau pavyko susitvarkyti su jais? Baigt, internetas visagalis. Ai, Daniela, nežinau, ar nepadariau klaidos. Dėl ko? Dėl Igno. Nu, tu čia šampano neužteks. Klok. Aš jį labai myliu, tikrai labai myliu, bet nežinau, ar aš tos aistros nepadariau kvailystės, nes kažkaip pradžioje buvo viskas tobula, bet kai prasidėjo ta buitis... Baigtų, panikuoji. Ne, rimtai. Rimtai, žinok, visur betvarkį kojonės išmėtė toks dabar dar tie vaikai. Nu tai aišku, meilužė visą laiką linksmiau būti, bet neskubėk taip visko nurašyti. Na, nežinau. Ačiū už palaikymą. Viskas čia taip bardakas, viskas vyksta taip greitai, aš nebesusigaudau. Arnas irgi mane ignoruoja. Aš tiesiog jam noriu viską paaiškinti. Paaiškinti ką? Man atrodo, ir taip viskas aišku. Pasirinkai Igną. Kieno tu pusiai? Realybės, nes matau, kad su Ignu neberojaus kampelis, tai dabar Arno reikia. Dar jo ta žmona. Aš jaučiuos kaip įkaitė. Nei jinai skiriasi iki galo. Vaikais manipuliuoja, aš nežinau, o Ignas tarp kitko irgi mėtosi. Oi, visi mėtosi. Kas? Radau liemenėlę namie. Turim tai. Taip, ne mano. Ką Gvidas sakė? Ai, koks skirtumas, ką jisai sako, net nesikalbėjau aš su juo. Turim tai, visiškai nemyli Gvido. Koks jau skirtumas, ta liemenėlė atneš man daugiau turtų nei tikėjaus po skyrimo. Ignas parašė. Grįžta namo. Ačiū Dievui, tikrai ačiū Dievui. Nu tai sakyk, ilgai dar galvojai žaisti namais, nes tie vaikai tai matomai tau malonumo neteikia. Ačiū, kad pabuvai su manimi. O Ignelis tai ką? Atsikrausto, po to vaikai su kraiteliu gavai vyrą. Ateik, apsikabinsim. O tu žinai, aš kažkaip abejoju, ar tu tikrai visiškai nemyli Gvido. Labas. Ir vėl tu. Nemačiau tavęs 5 metus, o dabar kiekvieną dieną. Žinai, kaip aš vertinu tai, kas yra mano. Ką? Taip pat nenoriu turėti to, kas nėra mano. Nei aš buvau, nei aš esu tavo. Žiedas. Koks dar žiedas? Nejau nepasikeitai savo vestuvinį žiedą. Vyras greičiausiai nerimavo, kad tu be jo. Aš nieko nevažiuosiu ten. Bijai, kad nesusivaldys. Tiesiog siūlau pakazauti. Tokia tavo sąlyga atgauti žiedą? Toks seno draugo vertimas. Tiesiog pasibūti, pasikalbėti. Mes gi buvom draugai. Keista?
Nosą pridavė, ką? Ką žiūrit? Ką žiūrit? Matau, puikiai sekėsi jums. Tobulai. Aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad jūs radot bendrą kalbą. Kas? Nu kas? Ką tu veikei tą vakarą, kai išbėgai pas Justę? Prie ko čia dabar? Nu, tiesiog pasikalbam. Tarp jūsų su Juste nieko nebuvo? Aišku, kad nebuvo, ką tu kalbėjai. Nu, jinai norėjo nusižudyti, nu, aš dėl to užsibuvau. Tu kodėl man nepasakai? Aš užkrautavęs nenorėjau problemų, kuris ir taip išspręsiu tą. Man kažkaip taip atrodė, kad mus tas ir sieja, kad mes sakom vienas kitam teisybę. Tai tais ir sieja, aš tiesiog planą turiu, nu, tu buvai teisi, kad aš leidžiu jai per daug. Jeigu jinai čia dabar rašinėja visokias nesąmonės apie savižudybės, nu, tai jinai negali būti su vaikais, jin pavojų jam kelia. Tai taip, aišku. Nu, tai man tik teismui reiks pranešti ir viską. Tu bandysi pasinaudoti tuo, kad vaikai liktų tau? Man? Mums? Taigi mes pagaliau būsim šeima, aš, tu ir vaikai. Aš to nenorėjau. Ką? Nu, vaikai, ta prasme, vaikai jiems reikia mamos. Nu, tai mama yra, jie turi ir turės. Be priežiūros jinai negali jų prižiūrėti. Eik žinai, eik žinai. Kaip nėra su tavim. Atrodo, kad mes net nebuvom išsiskyrę. Yra. Tiksliau buvo. Aš taip džiaugiuosi, kad tave radau. Gerokai užtrukai. Tu net nežinai, ką man teko patirti, kai tu dingai. Galvojau iš vis, ar tu gyvas, sveikas. Aš tiesiog susimau. Susidėjau su blogais žmonėmis. Aš ir anksčiau tavęs ieškojau. Bet tu mane užblokavai viską. Bet auks ir manas, kad net nežinau, kur tu esi. Tu laiminga? Ta prasme. Apie tave tavo gyvenimą. Žiūrėjau, tu sprendžiu, kad esi ištekėjus. Nu, ką reiškia ta laiminga? Tavęs aš tapau šaltai ir bejausmė vyrą. Tu mylėjai savo vyrą? Nežinau. Šalia jo aš jaučiuosi saugi. Aš tikriausiai iš tų moterų, kurios myli tik vieną kartą. O tai jau išnaudau. Atsiprašau. Žinau. Aš neturėjau viršui. Tai jie liks nakvot. Ne, kol kas ne, bet aš kai sakiau, kad turiu planą. Man reikia... Aš einu pasivaikščioti. Tau viskas gerai? Tiesiog gal gryno oro pakvėpuosiu.